Norėdami kurti naują dokumentą su InDesignu, pirmiausiai reikia nusistatyti matavimo vienetus, kuriuos naudosime dokumente. Tam atsidarome meniu Edit, pasirenkame Preference ir renkamės Unit and Increments. Tada būtinai pasižiūrėkime, kad tiek horizontalus matavimo parametras būtų centimetrais, tiek vertikalus vertikalioje liniuotėje irgi matytume centimetrus. Jeigu tai yra nustatyta, spaudžiame OK ir matavimo vienetai jau parinkti. Dabar galime pradėti kurti naują dokumentą. Naujo dokumento renkamės meniu File, New Document. Pirmiausia, galime nusistatyti, kiek dokumente bus lapų. Visada lapų bus galima pridėti, jeigu mes jų pritrūksime kuriant dokumentą, ir žinoma, lapus bus galima ištrinti. Taigi, pirmiausiai nusistatome lapų skaičių dokumente. Tarkim, mes naudosime, dokumente bus 3 lapai. Šalia esantis jungiklis reikalingas tam, jeigu mes kuriant dokumentą norėsime, kad lapai būtų vienas šalia kito išdėlioti, tai turime palikti šitą režimą Facing Pages. Tada bus vienas šalia kito. Jeigu šito jums nenorite, jeigu norite matyti vienas po kitų lapą, tada šitą varnelę reikėtų nuimti. Toliau renkamės popierio dydžio, dokumento lapo dydį. Pasirinksiu šiuo atveju A4 formatą. Iš karto yra nustatymai A4 formato, išmatavimai lapo ir toliau yra lapo kryptis – stačias ir gulsčias. Toliau informaciją lape galime skaidyti į kolonėles ir čia yra galimybė nusistatyti, kiek mes norėsime, kad lape būtų kolonėlių. Tarkime, kadangi A4 formato lapas nėra labai platus, pasirinksiu 2 kolonėlės. Toliau nusistatome paraštės. Kadangi yra įjungtas sąryšis, sąryšio grandinėlė yra įjungta, jeigu aš keičiu vienoje vietoje, tai keičiasi visur. Jeigu aš noriu, kad nustatyti atskirai viršui apačiai vienokias, tarkime, kairiai dešiniai paraštį kitokias, arba visas skirtingas, tada aš tą grandinėlę sutraukau ir tada nustatau iš viršaus 2 cm, apačioje 2 cm, o kairė ir dešinė tegu bus po 1 cm. Apie užlaidas kalbėsiu vėliau, čia kol kas šito srities nereikia ir dabar galime spausti jau OK. Kaip ir nustatėme, viršus apačias 3 cm, kairė dešinė po 1, 2 kolonėlės yra dokumente ir yra 3 lapai. Jeigu jau taip atsitiktų, kad lapų jūs norite daugiau, tai visada galime jų pridėti, sukurti naują puslapį galime per čia pridėti lapą, tai bus jau 4 lapai, 4, sakykime, dokumente lapai ir jeigu jūs norite, jūs galite lapus pridėti irgi per layout add page. Kaip norite, taip galite juos pridėti. Aišku, galime ir ištrinti lapus. Galime trinti čia, mes 4 prisidėjom, jis yra nereikalingas, pažymite jį ir trinate lapą. Ir vėl dokumente turime 3 lapus. Jeigu jau taip atsitiko, kad kažką norite keisti, sukūrėte nustatymus ir norite juos pakeisti, tai padaryti galime, einame į meniu File, Document Setup ir čia yra galimybė pasikeisti. Uždėsiu, aš dabar parodysiu Facing Pages. Kas yra, tai būtent kada bus keli lapai ir čia, tarkime, norėčiau A5 formato mažesnio. Spaudžiu OK, tai būtent pirmas lapas yra 1, o paskui jau eina 2 lapai. Būtų daugiau dar lapų, kadangi 3 iš viso, tai vat būtent Facing Page ir leidžia lapą padėti vieną šalia kito. Nebenoriu aš šitosios komandos, vėl einu File, Document Setup ir išjungiu šitą režimą ir vėl turėsim lapą po lapu. Jeigu norime nustatyti pakeisti paraštės, renkamės Layouts ir Margins and Columns.
Čia būtent yra galimybė vėlgi nusistatyti, kiek kolonėlių yra lape, gal yra 3 kolonėlės lape ir yra galimybė nusistatyti, kiek yra paraštės. Nustatau, kad visos paraštės būtų po 1 centimetrą. Taigi dokumentas sukurtas ir mes galime jį pradėti naudoti.